Sveika, Viktorija. Sveika, Julija, Vilnius sveikinasi su Airija, vėl Airija. Airija. Bet aš norėjau pasakyti, kokiam tu miestą, bet supratau, kad net nelabai žinau. Pas mane kaimas. Kaimas. Vadinasi, tarp kitko labai gražus kaimas, kaimo pavadinimas Watergrass Hill. Vienas žodis. Watergrass Hill. Vandenžolių Kalva. kalva, tai ten pas jūs daug vandens. Ir žolės. Žolės. Tai Vietoj žolės. kaip ten Airijoje tas oras? Daug vandens dabar. Jo, daug. Pas mus šiuo metu yra kaip tik tas toksai pereinamasis klimatas, kai gamta neapsisprendžia, čia dar šilta, čia dar šalta, čia ruduo, dar vasara, čia lyta, čia saulė švies, čia davai pašildom biškį, davai padarom labai labai šaltą. Nu, taip. Išeinam ryte sustriukę, grįžtam trumpom rankovėm. Supratau, pas mus tai, žinai, ruduo kažkur užstrigo beeidamas. Kodėl ko mes nesiskundžiam, bent jau aš tikrai nesiskundžiu. Tai yra labai faina, bet jisai tikrai kažkur užstrigo. Nes kad rugsėjo pabaigoje rodytų prognozę 26 laipsnius, Lietuvoje, kaip sakant, neįtin dažnas turbūt reiškinys, bet tai yra faina. Tai yra žiauriai fainai. Tu, Viktorija, dar kalbėk, labai gražiai kalbi, o aš labai greitai pasidalinsiu, nes mes dviejose vietose šiandien transliuojam. Tik dviejose? Tai taip, kol Julija dar dalinasi mūsų transliaciją, tai aš tik tai pasakysiu, ką mes šiandien planuojam jums papasakoti. Iš tikrųjų, mes norim labai jūs pakviesti į regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kursą. Ir šiandien mes norim papasakoti savo pačių patirtis, tai yra, ką mes išsprendėm, kaip mums gyvenimas palengvėjo. Ir šiandien ne veltui mūsų laivas vadinasi Kaip aš nustojau pykti ant vyro, tikriausiai taip ar ne, mes buvom pavadinę. Kaip aš nustojau pykti ant savo vyro, taip. Iš tikrųjų, taip, ir tai nėra kažkoks tai pritemptas sugalvotas pavadinimas, tai yra realiai, kaip aš išsisprendžiau šitą problemą. Aš pati asmeniškai, Julija papasakos savo problemas, kaip jinai išsisprendė, tai jeigu kas iš tikrųjų nežinot, kokias problemas gali spręsti regresinė hipnoterapija ir kokias problemas šitas mūsų siūlomas kursas gali padėti išspręsti jums patiems savo arba padėti išspręsti jūsų artimiesiems, tai mes tiesiog papasakosim, kokią mes pačios turim patirtį, kokias mes tas problemas savo išsisprendėm šiai dienai. Taip. Nors mes žinoma turim tiek Julija, aš tikiu, turi didžiulį resursą kitų žmonių problemų išspręstų, ar ne, kiek kitiems žmonėms palaisvėjo gyvenimas, kokias baimės, kokius nerimus, kokius įsitikinimus, užspaustus jausmus kiti žmonės paleido. Lygiai taip pat turiu didžiulį rezervą, galėčiau pasakoti turbūt dieną naktį, ką mano klientai, kaip sakant, išsprendė, bet šiandien mes taip nusprendėm, kad pažiūrėsim tai per tokią asmeninę, ar ne, ir pasakosim, o ką mes susitvarkėm. Nes paprastai mes visi mes turim savų problemų, visi turim ir ne vienas čia, kaip sakant, aš nežinau, ar nors vienas žmogus atėjo mokytis terapijos, bet kokios, ar ne, tam psichoterapijos, hipnoterapijos, bet kokios terapijos, ar nors vienas žmogus atėjo mokytis, kuris visiškai neturi jokių problemų, ar ne. Visi mes einam tą kelią ir visi besimokydami sprendžiam, atlikdami praktiką sprendžiam tas savo problemas ir lygiai taip pat toliau dirbdami su žmonėm ir padėdami žmonėm. Mes ir vėl toliau sprendžiam ir nusiiminėjam nuo savęs, lyg nusiiminėtume po tą kopūsto lapo, žinai, tas svogūnų lūkštą. Ir kiekvieną kartą tas gyvenimas vis lengvėja ir gražėja. Ir jeigu aš dabar palyginčiau savo gyvenimą su to, kas buvo prieš 10 metų ir dabar, tai yra, ir gyvenimas visiškai kitas ir aš pati kaip žmogus visiškai kitas, tiesiog. Tai va. Julija, turi ką pridėti, nes aš čia užsišnekėjau. Aš labai pritariu, iš tikrųjų, netgi tie žmonės, kurie įsivaizduoja, kad neturi jokių problemų, bet tiesiog grinai iš to tokio pašaukimo, iš patempimo padėti kitiems, kad maždaug man jau yra ant tiek gerai, kad aš galiu eiti padėti kitiems ir aš einu mokytis, jie, kaip bebūtų keista, vis tiek atranda
atranda, kur su savim padirbėti. Už tai va tie mokslai tokie, va, jie yra labai gerai. Nes kyla kito lygmens problemos. Taip, visiškai kito. Ir tai, kad yra didžiulis pokytis manyje irgi, tai labai pritariu, nes aš dabar labai dažnai išgirstu, kad sako, iš tave, sako, tokia ramybė sklinda. O prieš 10 metų aš girdėjau visai kitą iš manęs, sakė, tu chaosas. Sako, tu esi visiškas bardakas, o dabar ramybė. Tai lygiai taip man dabar sako, tu tokia stabili ir sako, žinai, kaip geriausia pažinti savo stipriasias savybės. Tai paklausyk, ką tau sako žmonės per gimtadienį, kai sveikina, žinai. Ir aš dabar buvo mano gimtadienis rugpjūčio mėnesį ir sveikinu, linkiu toliau būti tokiai, išlikti tokiai stabiliai, tokiai, žinai, kuriai ten galima atsiremti ir tokiai tolerantiškai. Ar mane kas būtų prieš 10 metų stabilią pavadinęs, aš net pati savęs stabilią nebūčiau pavadinęs. O dabar taip, o dabar ramu, dabar stabilumas, dabar tas žmogus, kuriam, žinai, kuris, aplink kurį gali suktis kitos planetos, žinai. Ir tai iš tikrųjų tai yra, taip, mes tai nuėjom šitą kelią su Julija, iš tikrųjų, kol priėjom prie šitą. Tai va šiandieną už tai ir daliname savo patirtim. Viktorija papasakos, kaip nustoja pykti ant savo vyro. O aš pradėsiu nuo truputėlį kitos temos. Aš papasakosiu, kaip aš nustojau bijoti. Nes iš tikrųjų pas mane tų baimių, tiesiog fobijų buvo, gal nepasakyčiau, kad labai daug, bet jos buvo ganėtinai stiprios. Ir netgi tokios, apie kurias aš net neįtariau iš tikrųjų, kol jos tiesiog neišlindo. Tai viena iš tų, tai buvo aukščio ir tamsos baimė, ir tos baimės buvo tokios didelės iš tikrųjų, kad ir logiškų protų jos absoliučiai buvo suprantamos, kad čia nesąmonė. Kad įsivaizduokit, aš pavyzdžiui 14 metų aš negalėdavau užlipti ant taburetės padžiaut skalbinių ant virvės. Ir aš ne tik, kad bijau, man realiai pradėdavo suktis galva, man pradėdavo viskas linguoti, aš dar nusivertus buvau nuo tos taburetės, ta baimė dar pastiprėjo. Paskui vyras kažkada, ir dar tuo metu ne vyras buvo, išėjome į pasimatymą ir buvo atvažiavęs pas mus kalėdinis toksai, negaliu pasakyti, kad kažkoks tai atrakcionų parkas, bet keli tokie mažiukai atrakcionai, mažiukas apžvalgos ratelis toksai. Ir aš dar pati einam, čia bus labai fainai. Ir man prasidėjo panikos ataka ant to rato. Aš pusės net neatsimenu. Aš atsimenu tik tai, kad vyras labai ramino ir sako, aš pirmą kartą gyvenime pamačiau, kad panikos ataka kaip atrodo. Tai jo, nebelipau aš daugiau ant jokių ratų, ant jokių nieko. Ir žinau, kad aš su šitą problemą iš vis nedirbau, nes man ta aukščio baimė, man kaip ir netrukdė. Nes, tiesiog nelipdavau ant taburečių ir viskas. Ir neįdavau suktis ant atrakcionų. Bet pradirbus su kitom problemom, su viešojo kalbėjimo baime, kur irgi laivo metu prasidėjo panikos ataka, o reikia kalbėti, o aš nieko nematau, pas mane viskas mirga, marga ir atrodo nuo kėdės krisiu. Ir kai tik tai įkvėpiu, bet neiškvėpiu, tai, įsivaizduoja, tai jausmas ne kažką. Žodžiu, susitvarkiau šitą pas Viktoriją, tarp kitko, užteko vienos sesijos, nes tiesiog buvo jau pradirbta truputėlį kelio iki to, su kitais dalykais buvo susiję. Toliau dirbant su savim, tvarkant savo kitas problemas, mokantis, visų pirmiausia mokantis ir suprantant, kaip tas protas veikia, kodėl užsideda vieni ar kiti dalykai. Ir apskritai, kas tai yra, tie psichologiniai blokai ir emociniai įspaudai. Man ta aukščio baimė tiek sumažėjo, kad aš jau su vaikais, jau dabar po kelių metų, ar ne, jau vaikų yra, aš jau su vaikais ir su vyru einu ant to rato dar didesnio. Aš neploju katučių, man vis dar reikia pakvepuoti truputį, bet aš einu ir man fainai. Ir šią vasarą mes buvom, čia visai neseniai, ne vasarą, rugsėjo pradžioje buvom Lietuvoje ir mes važiavom į Anykščius ir ėjom per Lajų taką. Aš neįsivaizdavau, kas tai yra, mums tik pasakė, nuvarykit labai fainai. Kas buvo Lajų take, tai žinot, kad ten ganėtinai aukštai ir tas bokštelis maždaug 5 aukščio namo, gal dar aukštesnis. Žinokit, ir ėjau, ir lipau. Ir nieko, ir dar fokinausi, ir dar selfius dariausi. Nebuvo taip, kad visai buvo lengva lipti, nes ten vis dėlto viskas dreba, metalas, grotelės, tu matai apačią. Ir taip, nejaukiai, bet nieko, nusiraminau ir dar vaiką nuraminau, nes biški baisu buvo. Kas nors būtų mane užvijęs į tą Lajų taką prieš 10 metų, ne už ką.
O net nedirbau su šita problema. Dirbau tiesiog aplinkui, bet tvarkėsi tam tikri dalykai, kurie man uždėjo būtent šitą baimę. Ir jie toliau tvarkosi. Nu va. Tai dabar mes matom, kad Julija išsprendė problemą aukščio, aš suprantu, viešojo kalbėjimo. Ir tamsos. Tamsos Ir irgi tiesiog jinai nuėjo. Jinai Nes tiesiog, nebuvo šalia aukščio baimės. kitaip tariant, tu su viešojo kalbėjimo baime tai mes dirbom, buvo ten konkrečiai sesija daryta būtent Taip. tam, o baimės ir aukščio, tamsos ir aukščio, Jo. tamsos ir aukščio baimės, jos išsisprendė tiesiog bedirbant su, tiesiog su savim. Su psichologiniam savo problemom, su mano psichologiniais blokais, su savivertė, su pasitikėjimu savimi, Taip, su su visu saugumo to, ką mes jausmu. labai stipriai dirbam tame kurse, nes ten dirbam su viskuo. Taip. Realiai, su baimėm, su pasitikėjimu savim, su savivertė. Ir net nepastebi, kaip tam tikri dalykai, kai kurios turi eiti sesijas ir spręsti, ką gali daryti per praktiką, o kai kurie tiesiog, bedirbant, kai kurie tiesiog sprendžiasi natūraliai. Ja, pavyzdžiui, kai užlipi į bokštą, tada supranti, kad, wow, aš galiu užlipti į bokštą. O prieš 10 metų aš negalėjau ant taburetės užlipti. Tai skirtumas yra. Skirtumas yra, ar ne? Ir čia va čia labai tu gal tokį fainą palėtė aspektą, kad kai visos problemos, jos nėra, žinai, kaip 1, 2, 3, 4. Jos yra kaip siūlų kamuolys. Kaip raizginys kažkoks, net ne kaip kamuolys, o kaip raizginys. Ir jeigu tu gražiai ištrauki vieną, ar ne, sprendi vieną, tai kitos irgi atlaisvėja. Taip. Ar ne? Ir jeigu tu gali spręsti vieną problemą, o tau kartu dar besprendžiant, ypatingai kai sprendžiama ten kokio emocinio valgymo, antsvorio, čia ypatingai. Jeigu tu sprendi šitą, žiūrėk, ima ir kiti aspektai kažkokie, žinai, atlaisvėja. Arba atvirkščiai, tu sprendi ten savivertės problemą, o tu paima ir valgymas susitvarko. Nors tu to net nesprendi. Nes tas valgymas bus susijęs su savivertė. Nes viskas labai yra glaudžiai susiję. Ne? Ir nėra taip, kad mes turim tas problemas labai kažkaip, žinai, ten atskirai, žinai, kaip pirkinių sąrašai, dabar jis po vieną turi spręsti. Dažniausiai jos, kaip pradedi mokytis, pradedi spręsti, suvokti, kaip protas veikia, pradedi spręsti tam tikras problemas, žiūrėk, visai kitose srityse jos yra laisvėja. Ja, ir iš tikrųjų buvo pas mane klientai atėję, kad norėjo išspręsti viešojo kalbėjimo baimę, nuėjom į savivertę ir į saugumo jausmą. Teko spręsti savivertę. Teko spręsti savivertę, nes ant to viskas pakabinta. Susitvarkė viešojo kalbėjimo baimę. Dar, jeigu mes čia kol kalbam, jeigu kas turit kokių klausimų, tai labai prašom, rašykit klausimų, komentarų, galbūt kas nors žiūri irgi, kas kažką susitvarkė po mūsų kurso ar sesijų, tai parašykit, būtinai pasidalinkit, arba tiesiog, jeigu turit klausimų, irgi būtinai rašykit. Tai, o aš iš savo pusės irgi galiu papasakoti lygiai taip pat, mano laikas dabar išpažinti atlikti. Taip. Kaip jūs sakant. Tai visi čia laukia, kaip jinai ant to vyro nustojo, kaip iš viso ant vyrų. Papasakok, Viktorija. Kaip iš viso ant tų vyrų galima nustoti pyktį. Tai aš lygiai turiu tokią pačią patirtį, tai yra dalykų, kuriuos aš sprendžiau su konkrečiomis sesijomis. Ir išsprendžiau su konkrečiomis sesijomis. Ir yra dalykų, kurie atsilaisvino patys. Pas mane tas geras dalykas, kuris atsilaisvino pats, aš sprendžiau visiškai kitokius dalykus. Aš tiesiog mokiausi, klausiau sesijų pavyzdžių, sesijų įrašus, aiškinausi, kaip veikia protas ir tiesiog žiūriu, kad vieną dieną man nebesinori saldumynų vakarį. Tai prasme, dingo emocinis valgymas. Aš jo nesprendžiu. Tikrai nesprendžiau, bet jisai ėmė ir tiesiog išsisprendė pats. Tai yra, kaip išsisprendė pats, tai vis tiek aš dirbau, aš klausiausi savo mokytojos, konspektavau, žiūrėjau paskaitas, aiškinausi, kaip tas protas veikia ir kažkur atsipalaidavo to momentu. Kažkuri vieta, žinai, atėjo matytas aha momentas, kad čia ir man šitas tinka ir atsipalaidavo. Ir baigėsi, kai aš baigiau studijas hipnoterapijos, aš nebenorėjau valgyti. Ta prasme, baigėsi tiesiog tas užkandžiavimas, baigėsi, tie visi, žinai, taip. Nors aš to klausimo visiškai nesprendžiu, jis man nelabai trukdė. Aš žinau, kad aš ten, nesveikai valgydavau vakarais, bet kadangi niekada neturėjau problemų su antsvoriu, tai, žinai, taip pro pirštus, žinai, tai žiūrėjau. Ir šitas dalykas ėmė ir susitvarkė. Ir tai man toks buvo, bet šitas buvo toksai pirmas, kuris susitvarkė pats savaime.
Labai, bet jisai, į pliusą, nes vis tik amžius, jis nejaunėjam, daromės vyresnės ir tas antsvoris pradeda, žinai, po biškį dėtis. Jeigu anksčiau, Ja, sunkiau jį nuvaikyti biški. jo, jeigu ten jaunesnėm dienom truputėlį buvo, žinai, paprasčiau su to, tai dabar jau aš labai džiaugiuosi, kad pas mane tas emocinis valgymas kaip ir yra taip natūraliai susitvarkęs netvarkant, todėl kad jo, su amžium viskas kitaip darosi. O kaip aš nustojau pykti ant savo vyro, tai irgi yra tokia istorija. Mes, žinai, yra tame, kad teoriškai mes suprantam, kad santykėje mes turim atsisukti į save. Visada į save. Ne kodėl tas bjaurybė daro taip ir taip, arba tas ten, o jisai ten batų nesusideda, o jisai indų neišsiplauna, o jisai su manim į teatrą neina, žinai, arba į kelionę nevažiuoja. O jisai, arba kodėl jisai. Ir tu visada, nežinau kaip tu, bet aš visada sakau, pirmą į save atsisukam. Sutinki su manim? Visiškai, 100%. Bet buvo laikas, kai nesutikau. Buvo laikas, kai ir aš nesutikau. 50 metų, jo. Jo, ir galėjau bet ką akis iškabinti, kad prie ko čia aš, jeigu jisai taip daro. Jisai kiaulė, tai prie ko čia aš? Kiaulė, tai o aš čia prie ko, supranti. Tai tikrai galėjau, niekaip nesuvokiau, kad jeigu jisai kiaulė, tai klausimas tada, kodėl aš esu su kiaulė. Tiesiog, žinai, kodėl aš esu tame santykyje, kodėl aš čia tada vis dar esu, jeigu man blogai, arba o ką aš darau, kaip aš elgdamas išprovokuoju kažką. Nes mes nejaučiam dažniausiai, ką mes darom, nejaučiam savęs, nejaučiam, kaip mes tam tikrus dalykus išprovokuojam. Ir taip, ir mes labai gerai šiaip jau dabar jau mes esam visi sąmoningi ir dauguma moterų, kurios ateina spręsti tam tikrus dalykus, ir vyrų taipogi, vyrai mažiau ateina santykius spręsti, bet vis tiek ateina. Ateina ir mes suvokiam realiai visi, kad jo, aš čia turiu atsigręžti save. Ir žmogus paprastai man sako, jo, teoriškai aš suprantu, žinai, kad aš turiu būtent atsigręžti į save, bet mes gal netiek labai suvokiam, ką tai reiškia tas atsigręžti save. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu kažkaip nebepykt, kažkaip nuslopinti, praryti tą visą pyktį, praryti tas visas emocijas, žinai, kaip čia tas, žinai, kad aš atsakinga, žinai, kad aš atsakinga, kaip čia tas yra, žinai, ką reiškia tas aš atsakinga už tą santykį. Tai reiškia ką? Ką konkrečiai? Tai reiškia, ar kad aš turiu aiškintis eit su to vyru, tada tik dar blogiau, ar aš turiu iš viso nuryti tą pyktį, sėdėti visą pyktį, žinai, bet aš čia atsakinga, aš neapsipyksiu, ar ne? Kas čia yra? Ir iš tikrųjų, tai tas atsakingumas už tą santykį tai yra tiesiog darbas su savim, darbas su savo skauduliais, su savo savivertė, su savo baime. Ir dabar, šitą mano, vis tik grįžtu prie tos įdomiosios dalies, žinai, šitą istoriją, aš sprendžiau visiškai kitą klausimą. Aš pradėjau jausti, kad man yra sunku klausyti klientų. Taip, man jų gaila. Man pradėjo kilti tokios emocijos, suprantu, kad aš nebegaliu daugiau kaip vieno kliento per dieną išklausyti, man liūdna. Man liūdna, ateina žmonės, pas mus ateina žmonės, tikrai ne tada, kai jie yra laimingi. Ne apie buružėlės ir gėlytės pakalbėti. Taip, ne tada, kada jie ateina, vau, Viktorija, kaip faina, Julija, kokia man faina diena, šiandien pasišnekėk. Neateina tokių klientų. Ateina su skaudžiom istorijom. Ir aš pradėjau pajusti, kad, kažkur, man jų gaila. Ir aš nebegaliu ramiai klausytis. Tiesiog, man kyla gailestis. Ir ne ta atjauta, kuri yra sveikas jausmas, sveika atjauta ir empatija, žinai, bet tas gailestis, kuris jau yra destrukcinis, šiaip jau nėra geras jausmas. Ir aš, kaip ir visi mes, žinai, einam tada pas kažką tvarkytis. Mes vaikštom vieni pas kitus tada tiesiog. Terapeutai irgi vaikšto vieni pas kitus ir vaikšto ir turi vaikščioti ir privalo vaikščioti. Ir yra tokių netgi terapijų, kur yra apskritai, tu per metus turi parodyti, kad tu buvai tam tikram skaičių terapijų, todėl kad natūraliai tau klientų tos situacijos irgi kažką iškelia, natūraliai. Ir aš to gailesčiu nuėjau pas kolegą ir jis man labai sunku dirbti su žmonėm. Aš nelabai suprantu kodėl, bet man pasidarė dirbti sunku su žmonėm. Nepraleidžiu per save tos energijos, kažkas tai darosi. Sako, gerai, pažiūrim. Ir jis iš manęs ištraukė, kad čia būtent yra tas gailestis. Ir sako, tai gerai, Viktorija, bet tu supranti, kad, tu protingas žmogus, pati terapeutė, ką tai reiškia?
Nu, aišku, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš pirmiausia gailiu savęs. Ar ne? Nes mes negalim mes nukreipti į kitą žmogų jausmo, kurio mes neturim patys savyje. Čia yra tas pats lygiai kaip su meilė savo. Mes niekaip negalim mylėti kitų nuoširdžiai, ar ne? Jeigu mes nemylim savęs. Įrodinėkit jūs man, ką nori. Negalim. Niekaip. Jo, už tai ir būna, kad tos klientus gaili skirtingai, negaili visų vienodai. Kas daugiau tada vidai kabina, kas daugiau viduje ryškia. tą labiau gaili. Tai vadinasi, tai lygiai tas pats reiškia, jeigu aš gailiu, man labai gaila kitų žmonių, išeina, kad ne tai, kad atjaučiu, vėlgi nemaišykim, dabar sakys, kodėl gailėt blogai, nemaišykim su atjauta. Atjauta tai yra tas sveikas ir empatija, tas sveikas jausmas, galia yra nugalinimas. Galia yra pastatymas į aukos poziciją žmogų, gailestis ar ne, yra pastatymas žmogų į aukos poziciją ir atėmimas iš jo galios. Kad tu neturi galios, tu negali nieko pakeisti, aukos pozicijoje, koks tu vargšelis, tai yra netikėjimas žmogum, tai yra nugalinimas, paguldymas ant lovos, kaip sakant, yra atėmimas galios. Ir toks, truputėlį toks lyg iš paniekos, netgi ir tokios aukos pozicijos. Na, aš supratau viskas, reiškia, Viktorija, tu esi aukos pozicijoje. Pati. Nes jeigu tau kyla tas toksai kitų matymas aukos pozicijoje, vadinasi, pirmiausia, aš pati esu aukos pozicijoje, niekas kitas. Ir man čia toks buvo, nes suvokimas, kad tu esi aukos pozicijoje, yra labai sunkus, žmonės nenori to pripažinti. Tai labai nepatogu. Labai nepatogu, labai nefaina ir čiagi mes visi kokie jau čia prasidirbę, prasišvitinę ir viso kitokia, kokia aš čia aukatum. Jau aš tai nebūtų. Bet jeigu tai pasižiūrim, tai aš supratau, kad blecha. Aš esu aukos pozicija, aš savęs gailiu visų pirma, ir reikia šitą dalyką spręsti. Ir toje sesijoje mes padarė viską mano kolega teisingai, mes pradirbom šitą dalyką, paleidau aš tą gailestį ten, kiek galėjau, pradirbom, pažiūrėjom, iš kokių situacijų jis konkrečiai atėjo, žodžiu, viską, kaip sakant, pagal taisyklės ten padarėm. Baigėsi ta sesija, ir man toks palengvėjimas ant širdies, o Jėzau, visiškai kas kita, dirbu su žmonėm, fantastika, galiu atjausti, galiu suprasti, galiu empatiją visą tą jausti, bet nebėra to žmogaus matymų, žinai, kaip aukos. Valio, viskas valio. Ir ateina man tokia situacija kasdienė, kad santykiuose, kad vyras, aš kažką, įvyko tokia situacija, kai vyras manęs nesuprato. Nesuprato. Nesuprato, ten kažkaip užpyko biškį liktai net. Ir aš taip galvoju, visą laiką tokioje situacijoje aš krisdavau į tą poziciją, kad manęs nesuprato. Visą laiką jinai būdavo pas mane tokia. Į ašaras ir manęs nesuprato. O dabar ta situacija įvyko, aš sėdžiu galvoju. Manęs nesuprato, tai reikia dar kartą paaiškinti. Ir sėdžiu ir pati savim netikiu. Ir sėdžiu taip maždaug, kur visas tas gailestis savo, žinai, ir ta, žinai, aukos pozicija, kur nėra. Nebėra, žinai. Ir einu pas vyrą ir sakau, žinai, tu manęs nesupratai, žiūrėk, aš norėjau pasakyti taip ir taip. Tai okei, gerai. Viskas išsisprendė. Ir suprantate, aš sėdžiu, sakau, o tau pačiam, sakau, tau kaip, sako, kažkaip tu čia įdomiai reaguoja, aišku, ne taip kaip visada, žinai, bet labai gerai, žinai. Ir sėdame, sakau, bet labai gerai, žiūrėk, išsprendė tą poziciją. Ir aš supratau, kad aš anksčiau iš to gailesčio savo krisdavau santykiuose lygiai taip pat į tą aukos poziciją, manęs nesuprato, žinai, mano vyras čia toks, jis nesupratingas, jis čia toks, žinai, ir tu su to savo aukos pozicija, aš jį dar labiau, žinai, kam patinka, žinai, jaustis kažkokiu ten apkaltintų ir, matyti kažką aukos pozicijoje, niekam nepatinka. Ir aš ten jį dar labiau priprovokuodavau, ir gaudavosi tas, žinai, kivirčas, ginčas ir taip toliau. O dabar, kai aš nustojau kristi tą aukos poziciją, jeigu manęs nesuprato, tai reikėtų dar kartą paaiškinti. Ir viską. Visa problema išspręsta. Jo, tas dar kartą paaiškinti arba apskritai paaiškinti. Arba apskritai paaiškinti, kartais net ir nepaaiškinam. Arba, pavyzdžiui, vyras, sakykime, aš noriu kažką daryti, vyras nenori. Arba atvirkščiai, vyras nori daryti, kas nori, pas vyras energingesnis, o aš nenoriu. Tai viskas, ir aš nenoriu, nedarysiu, tai okei, kokia čia dabar aukos pozicija.
Arba aš noriu kažką daryti, o vyras sako, aš ką nors kitą norėčiau. Tai okei, tu daryk savo, aš darau savo, aš einu ten, kur man reikia. Jokių konfliktų nebekyla. Nes nebekyla aukos, nebėra tos aukos pozicijos, kad už mane jisai atsakingas, už mane jisai sprendžia, ką aš turiu daryti, žinai, kad jeigu tik jis nesutinka, tai aš turiu daryti taip, kaip jis nori, kad visa tai yra absurdas. Ir visa tai kyla iš tos aukos pozicijos, nes auka niekada nebūna viena, jeigu yra auka, tai auka būtinai suros būdį. Turi būti skriaudėjas. Turi būti skriaudėjas. O kada aš nustoju savęs gailėti, nebelieka skriaudėja. Jis gali turėti kitokią nuomonę, prie ko čia mano aukos pozicija, turėtų tą savo nuomonę. Jis gali nesuprasti, tai gerai, tada aš nueinu, paaiškinu. Baigėsi pykčiai, baigėsi kritimas į aukos poziciją, baigėsi gailestis savo. Ir visa tai, mes logiškai labai sunkiai būtų padaryti, ar ne? Visa tai yra būtent daroma per sesijas, per tą išjautimą, per to jausmo sutvarkymą, per tą suvokimą, kaip ten tas visas mūsų protas veikia. Ir būtent tą mes visai aiškinam savo kursą, kur jūs gausit ir visas teorinės žinias absoliučiai, ir visas praktinės žinias, ir atliksit praktiką, ir viską. Tai kursas startuoja spalio 16, ne rugsėjo 16. Taisysim, tai va. Tai iš tikrųjų ir šitame kurse mes pateikiam viską nuo A iki Z. Nuo to, kaip pradėti, kaip pasisveikinti su klientu, kaip Julija sako, nuo to, kaip pasakyti labą dieną, ar ne, iki to, kaip išsiaiškinti kokią problemą, iki to, kaip ją spręsti, iki to, kaip veikia mūsų protas, iki to, kaip tą visą padaryti praktiškai ir netgi paskui padaryti praktiką, atlikti praktiką. Julija, ką tu galėtum pridėti prie viso šitą? Aš dar biškai noriu grįžti prie to, kaip nustojau pykti ant savo vyro. Šitas iš aukos pozicijos išėjimas, jisai labai padėjo ir man. Ir dar, žinai, kas man padėjo, truputėlį nuėmimas mano lūkesčių nuo kitų žmonių, kai dažna moteris irgi ir tame tarpe yra, aš įsivaizduoju, turi pats susiprasti, kaip čia taip gali nesuprasti, arba kaip čia taip gali daryti. Ir tada labai pikta, kad tas žmogus, ne pagal tavo įsivaizdavimą, kaip turi būti, elgiasi, arba gyvena, arba kalba, arba dar kažkaip tai. O tu nieko nesakai, tu tiesiog įsivaizduoji, kad taip turi būti ir turi kažkokiu būdu stebuklingu skaityti tavo mintis ir dar plus vykdyti visą tai, nori, nenori, nes taip turi būti. Tai kai šitą dalyką pradirbau, tą teisuoliškumą, tą tokį karūnos nusiėmimą, kaip padariau, ir kai tiesiog jeigu kažko reikia, eini ir sakai tiesiai šviesiai, o ne maždaug užuominom arba atsisėdus siūsti mintis daryk, arba nedaryk, arba suprask iš mano veido išraiškos, ko aš noriu ar nenoriu iš tavęs. Nes vėl aš tokia auka, sėdžiu aukos pozicijoje ir laukiu, kol kažkas ten tas būdelis susipras, nebūti būdų. Jo. Mes turime iš tikrųjų vieną komentarą labai fainą, sumažėjo potraukis saldumynams per emocijų paleidimo sesijas, nors paleidinėjau tai ne saldumynus. Dirbo su kitų dalykų, pradirbavo. Maistas dažnai yra tas dalykas, maistas, svoris yra dažnai tas dalykas, kuris pradeda tvarkytis. Nes maistas yra ne apie maistą. Valgymas yra ne apie valgymą. Valgymas ne apie valgymą, taip. Ir emocijų paleidimus mes taip pat labai aiškinam kursą. Ir praktiškai, kaip sakant, tą tikrai išbando visi atėję sesijose. Ir netgi, man atrodo, praktiškai per bendrą praktiką taipogi mes darėme emocijų paleidimą. Darom ir paleidimą ir netgi įeina į sesiją tas dalykas. Ir turim klausimą. Tai ir man įdomu, ar nuryti pykti ir nereaguoti, kaip tada vyras žinos, kad negerai. Na, tai aš manau, kad viską aš čia papasakojau, kaip tas gaunasi. Pirmiausia, reikia tvarkyti su savo pykčiu ir žiūrėti, iš kur pas tave kyla vidinis pyktis. Nenuryti ir nerėkti ant vyro, o žiūrėti taip. Tuo momentu, jeigu tau reikia pasakyti, kad vyras ten kažką negerai darom, tai nueini ir pasakai. Bet po to atsisėdi ir tvarkaisi su savo pykčiu. O kodėl pas mane kyla tas pyktis? Iš kur jisai kyla? Kodėl aš šitoje situacijoje man kyla šitą emociją? Čia yra visas kabliukas. Nes čia šitas klausimas vėl automatiškai yra nukreiptas į vyrą. Ne į vyrą nukreipinėjom, į save. Kodėl pas mane kyla pyktis? Kodėl aš išsišaukiu tokią situaciją?
kodėl aš susikūriu tokią situaciją, kodėl man reikia tokios situacijos. Tai vat sesijų ir šito kurso metu iš tikrųjų labai išlenda šitie dalykai. Kodėl mane kabina vienas arba kitas dalykas? Nu, vis dėlto susiję tai yra su mumis ir su mūsų praeitim, su mūsų išgyvenimais. Kai pasąmonė atranda ar ne ryšį tarp to, kas jau įvyko ir kažkokį panašumą su to, kas vyksta dabar, bet nusprendžia, čia yra tas pats. Ta pati situacija, viskas. Mes dar sunkiai suprantam, kas yra į save, atkreipti dėmesį į save. Kad atkreipti dėmesį į save, atsukti vektorių į save, tai nereiškia, kad aš dabar turiu viską skirtis, ar ne, pradėti ignoruoti visus aplinkinius, tai yra į save, kodėl mane tai kabina. Ar ne, kad aš pasakojau, kodėl aš ten puolu, žinai, gailestį savo, kad oi, manęs nesuprato. Ir atrodo, vyras kaltas, jisai nesuprato. Jisai ten kažko neprisiminė, kas man svarbu, ar ne, jisai kažko neprisiminė, kas man svarbu, jisai manęs nesuprato, jisai kaltas, ne, jeigu taip žiūrėti. Nu, taip. Bet jeigu tu tiesiog, ne tai, kad nuryji, bet tau nekyla ta emocija, iš vis man nekyla, iš vis ta emocija, nesupraskit neteisingai iš to, ką aš pasakau, kad aš tam nurydavau tą emociją, ne. Jokių būdų, ta prasme, jinai tiesiog nebekyla, kai tu su savim prasidirbi, galų gale atgrėži vektorių į save, nuo vyro į save, paleidi tą savo, ar tai ten aukos poziciją, ar tai gailesčio savo, ar tai, arba supranti, iš kur tas pyktis kyla, tiesiog ta emocija nebekyla. Tau kyla ne emocija, o racionalus sprendimo būdas. Vyras nesuprato, neprisiminė, tai nuėjau, aš jam ir priminiau. Viskas, jokios emocijos nekilo. Ir išsisprendė tam kartui. Ir ne tik tam kartui, bet nuo tada jau vyras pradėjo prisiminti visą laiką šitą dalyką, kaip būtų keista. Ir daugiau nebekilo šitoje vietoje problemų. Tai, kai jis pamiršo, kadangi nebėra emocinio prisirišimo kažkokio tai vat, prie emocinio jausmo šitoj vietoj, lieka grynas faktas. Tas pats, kaip pavyzdžiui, įdėjau druskos į sriubą, paragavau, neužtenka. Įdėjau dar, nesupykau, kad neužtenka. Juk aš įdėjau druskos, kodėl trūksta? Ne, einu pasiimu druskinę ir dar įdedu. Taip, atsigrėžimas į save tai yra pirmiausia žiūrėjimas, kodėl man. Na, o jeigu iš tikrųjų yra taip, kad jūs tikrai sėdit labai toksiškose, narcisistiniuose santykiuose, tikrai ten, žinai, jau ten, būna tokių santykių būna, ar ne, nors daugumoje atveju mes pačios tam prisiprovokuojam, bet tikrai būna ir tokių santykių, kur tikrai yra toksiški, ar ne, yra narcisistiniai, yra manipuliatyvūs, yra tokie skriaudžiantis, tokie, kur jau ten ir grėsmė, kas yra toksiniai santykiai, tai yra grėsmė arba fizinė arba psichologinė, ar ne, tai yra smurtas, fizinis, psichologinis, ekonominis arba seksualinis, vienas iš šitų 4. Jeigu tai iš tikrųjų yra smurtas, tada reikia vėl, ką tada daryti, vėl atsigręžti save ir klausti, o kodėl aš esu šitame santykiai? O tai ko aš čia sėdžiu? Kodėl aš leidžiu, ne, kad su manimi taip elgtųsi? Bet kokiu atveju tai yra atsigręžimas į save. Taip, ir ko aš čia sėdžiu ir kodėl iš viso aš čia atėjau. Nes, retai kada, kai viskas šito vietoje yra tvarkoje, mes prisitraukiam arba įkliūname tokius santykius. Pasitaiko visko, bet retai. Praktiškai labai retai. Praktiškai nėra įmanoma pritraukti žmogų, kuris yra, tiek, kiek tu turi, kaip taip tariant, tarakoniukų, tiek ir tas žmogus turės tarakoniukų. Tiek pat vienodai. Ir jeigu tu su savais tvarkysies, tai tada gerės ir tas santykis. Taip. Ir net jeigu pasiseka tokia nelaimė, kai tas tikrai agresorius, sakykime taip, antiek sugeba apsukti ir visiškai sukurti kitą asmenybę ir vis dėlto įtraukti į santykius, žmogus, kuriam šitoje vietoje viskas tvarkoja, ar ne, labai greitai pastebi pirmus ženklus ir tiesiog tie santykiai neįvažiuoja, neįsitraukia taip giliai ir tada daug lengviau iš jų ištrūkti. O jeigu įvažiavo, tai klausat tada vėl savęs, o kodėl aš čia sėdžiu? O ko man čia? Kodėl? O kodėl aš leidžiu taip su savimi? Tai čia yra kitas dalykas. Bet šiaip dažniausiai tai yra būna tiesiog, kad o kodėl man kyla šitą emociją, kodėl ne mane kabina? Kodėl taip yra, kodėl aš negaliu spręsti kaip liko faktą. Tai tai ką, žiūrėk, Julija, viskas jau, ne, mes čia prikalbėjom. Pakviesk, Julija, pakviesk dar į kursą ir pasakyk, ką nors. Tai kviečiam dar kartą į regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kursą, kuris startuoja spalio 16 dieną. Ir dar aš noriu paminėti tokį dalyką, kad iki rugsėjo pabaigos į šitą kursą galima ateiti su šiek tiek mažesnė kaina.
Va. Ir visą informaciją jūs galite sužinoti išsamiai, nes jos yra nemažai apie tą kursą, netgi visas kurso planas gali būti pateiktas. Jeigu parašysite mums elektroniniu paštu, tiesiog rašykite noriu į kursą arba noriu informacijos ir mes suprasim apie ką, mes jums viską atsiųsim. Prie šitos transliacijos, prie šito laivo taip pat matysite tiesiog pridėtą visą informaciją, kur galima rašyti, kur galima kreiptis. Galite rašyti ir asmeniškai, viskas tvarkoja. Galite rašyti asmeniškai, galite po laivų parašyti domina. Taip, tiesiog komentaruose. Drąsiai ir rašykite. mes suteiksim visą informaciją. Drąsiai rašykit, drąsiai klauskit, mes tikrai jokių ten paskui nesiunčiam, nespaminam, tik atsiunčiam jums informaciją, tik susirašinėjimo lygmenyje, tas vyksta, tikrai šiukšlių jokių nesunčiam. Šitą galim pažadėti. Tai va. Na ir taip, tai yra tikrai labai išsamus kursas, apriepiantis praktiškai visus įmanomus blokus, visus įmanomus, viską. Ir jau vien sąžiningai praklausius, vien sąžiningai išklausius, atidirbus, padarius praktikas, jau dar nebuvo žmogaus, kuris mums sakytų, ai, blemba, čia nieko, žinai, nieko čia nesužinojau ar nieko nepadėjau. Nebuvo, atvirkščiai, visi komentarai po kurso būna, kad tai yra tikrai gyvenimą keičiantis kursas. Nesvarbu, ar jūs tas žinias pritaikysit tik savo, nesvarbu, ar jūs jas taikysit kažkaip plačiau, dirbsit su kitais žmonėm, arba jeigu jūs labai, dažnai būna tas jausmas, noriu dirbti su žmonėm, jau tikrai turiu ką žmonėm duoti, bet nežinau, kaip susidaroti tą struktūrą, kaip pradėti dirbti su žmonėm. Šitas kursas yra pats tas, todėl kad mes pradedam nuo labą dieną, iki kaip su žmonėm pradėti kalbėti, kaip išgryninti problemą, kaip ją spręsti ir kaip paskui tęsti su transformaciniam meditacijom. Tai yra, jeigu yra tas jausmas, kad noriu dirbti su žmonėm, arba jau dirbat, bet šiek tiek trūksta struktūros, tai irgi šitas kursas yra tikrai jums. Ir dar šitas kursas yra ne tik, kad tos žinios ir struktūra ir įrankiai dirbti su žmonėm ar ten su savim, pats kursas nieko už kurso ribų daugiau nebedarant, jau jisai yra terapinis be galo. Ne tik dėl žinių, kad suprantat ir ateina tokie aha momentai, kad wow, man yra šitaip dėl to, kad taip. Bet pats procesas jisai yra terapinis. Pats procesas teisingai, pats procesas vien išklausyti visą tai ir padaryta yra jau pati savaime jau yra terapija. Net jeigu jūs toliau nieko po to nedarysit, tik tai sąžiningai išklausysit kursą, tai jau yra terapija. Nu ką, ačiū Julija šiandien labai už pasidalinimus. Ačiū Viktorija. Ačiū visiems, kas mūsų klausė, kas komentavo ir dėjo širdeles. Labai smagu, labai fainai. Tarp kitko, šitas pokalbis mūsų, šita transliacija liks tiek grupėje Noriu augti, tiek puslapyje Kuriu geresnį gyvenimą. Todėl, jeigu manot, kad kam nors iš jūsų pažįstamų būtų irgi įdomu apie tai pasiklausyti, pasidalinkite. Tai tiek šį kartą. Dėkui visiems. Iki.